Jakovai Losevičiau, džiaugiuosi jūs matydamas. Labą dieną, sveiki. Be abejo, ką tik įvyko istorinė akimirka, galima sakyti. Įvyko Rusijos prezidento ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento susitikimas. Jau dabar, žinoma, gausų vertinimų ir nuomonių. Trumpas po susitikimo šiam įvykiui nuo 0 iki 10 skyrė 10 balų. Jeigu vertintumėte pagal šią skalę, kokį balą skirtumėte jūs? Na, mano vertinimo sistemos kitokios nei Trumpo. Visų pirma, aš vertinčiau kitaip. Antra, jis mokėsi amerikietiškoje mokykloje, o aš sovietinėje. Mes turėjome savas vertinimo sistemas. Pas mus buvo 5-balė sistema, pas juos 2-balė. Kas, mano nuomonė, šio susitikimo yra istoriškiausia? Jungtinių valstijų prezidentas ir Rusijos prezidentas pirmą kartą po tiek laiko susitiko istorinėje Rusų žemėje. Aliaska – istorinė Rusų žemė. Tai, kad šiandien ji priklauso Jungtinėms valstijoms, Rusija neginčija. Tačiau žemė juk istoriškai rusiška, priklausiusi Rusijos imperijai. Ir štai būtent šioje istorinėje Rusų žemėje susitiko Rusijos ir Jungtinių valstijų prezidentai. Tai iš tiesų gana įdomus įvykis tiek iš istorinės, tiek iš bet kurios kitos perspektyvos. Tačiau Putinas savo trumpoje kalboje pabrėžė, kad tai iš tikrųjų yra vieta, jungianti ir Ameriką, ir Rusiją. Ir būtent Aliaska šiuo požiūriu yra unikali teritorija. Na, jis prezidentas, todėl tai išreiškia diplomatiniais žodžiais. Aš nei tas, nei anas esu paprastas žmogus, todėl kalbu taip, kaip yra, be diplomatijos. O jei grįžtume prie to, kas buvo. Taip, kuo šis susitikimas, mano nuomonė, yra reikšmingas. Visų pirma, jis baigėsi pozityviai tiek iš Rusijos prezidento, tiek iš Jungtinių valstijų prezidento pusės. Antra, ji reiškia, kaip išsireiškia abu, kad tai yra pirmasis ir labai svarbus susitikimas, o tęsinys dar tikrai bus ateityje. Ir kaip pats Trumpas pasakė, visų sprendimų, visų Rusijos ir Jungtinių valstijų problemų sprendimas toliau vyks profesionaliai derybų procese. Tai yra, šis susitikimas užbaigė Jungtinių valstijų ir Rusijos konfrontaciją. Oficialiai. Tai nereiškia, kad rytoj bus taika, draugystė, broliai amžinai. NR. Tačiau prieš šį susitikimą vyravęs priešiškumas oficialiai baigėsi šiame susitikime. Jį buvo galima vėl atgaivinti, bet dabar jis baigtas. Tai yra ir Rusijos, ir Jungtinių valstijų politika. Visos šios prognozės, norai, patarimai, kuriuos iki pat paskutinės dienos dalijo visi blogo linkintys žmonės. Trumpo ultimatumas, dabar jis sudraskys Rusiją. 50 dienų. Mokesčiai, naujos sankcijos. Jie atidavė Ukrainą su ginklais. Visa tai pasirodė esanti tik eilinė, įprasta nelabai protingų ir nelabai supratingų žmonių fantazija. Iš to nieko neliko. Kur naujos sankcijos? Kur yra ultimatumas? Atvirkščiai. Tai, ką pasakė Trumpas ir, taip sakant, sąžiningai pasakė. Mes išsiaiškinome ir paaiškėjo derybų metu, kad taikos susitarimo su Ukraina problema yra labai sudėtinga, sunki problema ir ji greitai neišsprendžiama.
Na, tai tas pats, ką visą laiką kalbėjo Rusijos prezidentas. Kur ugnies nutraukimas? Rytoj. Kur ultimatumas dėl ugnies nutraukimo? Bet tai pasakė Trumpas. Aš perduosiu tai, kas buvo šitame susitikime ir europiniams kolegoms ir Zelenskiui. Tegul jie sprendžia. Tegul jie sprendžia. Jis paskutinis. Jis šiame reikale nedalyvauja. Tai ne jo problema, tai ne jo karas. Jis dar kartą tai patvirtino. Tai, kas buvo, buvo įprasti dalykai, kurie pasitaiko. Amerikiečiai, kaipgi, amerikiečiai negali be darbo publikai. Atsitempė B1, atsivežė, pastatė F-35 ant pakilimo tako, kad pademonstruotų savo galią. Rusijos prezidentas neatvežė nei lazdyno, nei nieko kito. Kodėl? Tai neturi jokios prasmės. Taip, mes palydėjome Sukhoi tvirtį ir Sukhoi tvirtį Five iki Amerikos sienos. Tai gerai. Tai toks puikavimasis, kokį daro rusai, kaip sakoma Odesos slenge. Šie amerikiečiai. Visais kitais atžvilgiais viskas buvo pademonstruota, viskas kas? Visa ta geranoriškumo atmosfera ir tai, kad susitikime dalyvavo ne tik Putinas iš Rusijos pusės ir ne tik Trumpas iš Jungtinių valstijų pusės, taip pat rodo, kad tai buvo rimtas, tikrai rimtas susitikimas. 3 valandos labai rimto pokalbio, labai rimtų diskusijų. Tai įvyko, faktas. Tai taip pat reikia pažymėti, kad pirmą kartą 3 valandas rimtai buvo aptariamos pagrindinės problemos ir daugiausia buvo kalbama ne tiek apie Ukrainos klausimą, kiek apie Rusijos ir Amerikos reikalus. Ir buvo aptariamas strateginių ginklų susitarimas. Ir kalbėta apie Arktį. Ir apie Arktį kalbėta ne taip, kaip kalba išprotėję vikingai ir jų britiški, tie, kurie bando juos kurstyti, o kalbėta apie bendradarbiavimą. Tai ilgo kelio pradžia, kuris galbūt atves prie naujos pasaulinės tvarkos. Kur vyks šio susitikimo tęsinys? Aš neturiu omenyje Maskvos. Naujos politikos tąsą, ar to norėjo amerikiečiai ar ne, bet jie tuo keliu eina. Tai bus Trumpo vizitas į Indiją, o po to jo susitikimas su Xi Jinpingu. Tai susitikimas su pagrindinėmis pasaulio valstybėmis. Be to ir Rusija, ir Indija, ir Kinija tai BRICS. Taigi mes esame pačioje pradžioje, pirmajame pokyčių etape, kurie neišvengiamai įvyks. Kiek ir kaip, ir prie ko jie prives. Tačiau visa pasaulio tvarka, kuri dar vakar egzistavo, pradeda keistis. Pirmas žingsnis – konfrontacijos tarp Rusijos ir Jungtinių valstijų pabaiga. Šiai dienai. Po šio susitikimo Trumpas, kalbėdamas apie Ukrainą, pasakė, kad dabar viskas priklauso nuo jų, nuo to paties Zelenskio, nuo europiečių, jei jie nori ten kažką tęsti. O juk pažiūrėkite, prieš susitikimą, iš esmės buvo vis labiau keliami klausimai. O kas bus su Ukraina? Ar bus ta pati taikos susitarimo sutartis? Kaip manote, kaip dabar elgsis šie vaikinai? Juk jie, kiek suprantu, taika tikrai kol kas nesuinteresuoti. Tie, kurie kurstė įtampą, buvo europiečiai ir Zelenskis. Ne amerikiečiai. Amerikiečiai kartojo ir Trumpas, ir Vensas, ir Rubijus. Mes nesame Ukrainos konflikto dalis.
Mes neketiname dalyvauti. Aiškiausiai pasakė Trumpas, kai dieną prieš susitikimą su europiečiais, kurie kalbėjo apie amerikiečių garantijas, vyko pokalbis. Jis pasakė, kad amerikietiškos garantijos gali būti, bet už NATO ribų ir be NATO, be jūsų. Jeigu mes nuspręsime mes, Jungtinės valstijos, aš detaliau perteikiu jo žodžių prasme. Jeigu mes, Jungtinės valstijos, nuspręsime, kad remiantis Jungtinių valstijų nacionaliniais interesais ir jų saugumu, mums reikia suteikti garantijas Ukrainai, mes tai padarysime. Bet jūs čia niekuo dėti. Tai reiškia, kad Jungtinės valstijos aiškiai atsitraukia, atsiriboja nuo šio konflikto, nuo europinės pozicijos, nuo dalyvavimo šiame procese. Ir tai, ką pasakė Rubijus, jis sako, mes tieksime tiek ginklų, kiek tik norite Europai, kuri nori juos pirkti Ukrainai. Mes jų nesubsidijuosime, mes jums juos parduosime. Norite, pirkite. Tai ne mūsų reikalas. Mes nematome čia Jungtinių valstijų nacionalinio intereso. Tai buvo tai, ką kalbėjo Jungtinės valstijos ir tai buvo tęsiama susitikimo metu. O europiečiai toliau šaukia, dabar spaudžia, grasina, tęsia. Ką pasakė Rubijus ir Vansas? Ką jie pasakė? Mes norime pasiekti ugnies nutraukimą. Mes norime pasiekti konflikto pabaigą. Jei tai pavyks, būsime patenkinti. Jei ne, na ir tiek. Tegul tos smėlio dėžės Rusija ir Ukraina žaidžia pačios. Mes tame nedalyvausime. Tai yra pagrindinis dalykas, kas dabar vyksta. Europiečiai to nesupranta. Nors aš jau ne kartą sakiau, Amerikos intelektas, Amerikos mokslas, Amerikos intelektualinis elitas, visi atvyko iš Europos ir buvo auklėjami europietiškai. Na, taip, bet būtent amerikietiškos smegenys atvyko iš Europos. Ne tik smegenys, bet ir visas mokslas. Tačiau šiandien Europa tiek degradavo, kad jie visiškai nesupranta tikrovės ir ją suvokia dar prasčiau nei amerikiečiai. Amerikiečiai mąsto paprasčiau. Europiečiai mąsto labiau vingiuotai, bet jie nesupranta, kad šiandien jų politika prieštarauja Jungtinių valstijų politikai. Kad Jungtinės valstijos Europoje nebemato to, ką matė 45 ar net 91 metais. Jie ir toliau gyvena praeitimi. Nes intelektualioji politinė elitas Europoje su kiekvienais metais, su kiekvienais rinkimais vis labiau degraduoja. Tai matyti plika akimi, tereikia palyginti, kas su kuo. Taigi europiečiai ir toliau taip elgiasi, išskyrus anglus, anglai jau pradeda kai ką suprasti, bet jie ne tiek supranta, kiek jaučia, ką daro amerikiečiai. O kalbama apie tai, kad Jungtinės valstijos palieka Europą akis į akį su Rusija. Jei norite su ją konfliktuoti, prašom. Iš mūsų gausite ginklų ir tam reikalui. Ir mes jums juos parduosime. Jungtinės valstijos visada buvo įpratusios uždirbti iš bet kokio karinio konflikto. Kodėlgi nepasipelnyti ir iš šito? Tačiau jos pačios tame nedalyvauja. Sakyti, kad mes pasiruošę suteikti garantijas, bet be NATO, už NATO ribų, NATO mums neegzistuoja.
jei jie, europiečiai, to nesupranta. Ir iš esmės amerikiečiai jau pradeda ir Europoje pradeda aiškėti. Prasidėjo atgalinis ES skaičiavimas, prasidėjo atgalinis NATO skaičiavimas. JAV NATO jau nebereikia. NATO nieko neprideda, ji tik jų sąskaita kažką atima iš Jungtinių valstijų. Ir štai tas principas, kuris buvo išsakytas dėl garantijų Ukrainai. Jei Jungtinės valstijos nuspręs, jos gali suteikti tokias pačias garantijas ir vėliau. O kam tada reikalinga NATO? Bet kurioje šalyje, tai yra dvišaliai santykiai, Jungtinės valstijos su kita šalimi, taip. O šitas milžiniškas androginas, didžiulė struktūra, rienti milžiniškus pinigus, kuriuos amerikiečiai turi skirti ginkluotei. Kam to reikia? Jei iškyla problema, jie ją išspręs patys. NATO šiandien nereikalinga. Tai yra amerikiečiams nuo 91 iki 21 amžiaus 3-ojo dešimtmečio paaiškėjo, kad nebuvo jokio Varšuvos pakto, jokių 40 raudonosios armijos divizijų, iš kurių 22 buvo šarvuotos Vokietijoje. Tad kodėl NATO? Tačiau europiečiai to dar nesupranta. Jie įpratę gauti pelno iš NATO, gyventi iš NATO. Jiems tai yra geriausia. Ir todėl visiškai teisingai, aš teisus sakydamas, jie pelnėsi JAV sąskaitą. O dabar tegul patys stengiasi savimi pasirūpinti. Nori visada būti įvykių sūkuryje? Gauti tik pačią svarbiausią informaciją vienoje vietoje. Sužinoti viską, kas įdomiausia apie įvykius Baltarusijoje ir užsienyje. Geriausi pirmaujančių žiniasklaidos priemonių projektai, svarbiausias naujienos, trumpi filmai ir tiesioginės transliacijos. Žiūrėti vaizdo įrašą per Gal.bai. Na, jei dar šiek tiek plačiau paliesime Ukrainos temą, Putinas sakė, kad jis ir buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas aptarė Ukrainos saugumo garantijas ir jų svarbą. Taip. Taip, bet jie, Rusija, tai aptarė su Jungtinėmis valstijomis. Kodėl dabar visa Europa isterikuoja? Na, nežinau, tai liesi laikraščių, žurnalų ir interneto portalų puslapiuose, kad jie tarsi ne prie ko pasirodo. Jie jau seniai nebe prie reikalų. Bet esmė ta, kad garantijos, kurias Jungtinės valstijos suteiks Ukrainai, bus suderintos su Rusija. Šios garantijos bus suteiktos po taikos susitarimo pasirašymo. Ne vietoje, ne iki, ne karo veiksmų metu. Nes visiškai aiškiai buvo pasakyta ir šio susitikimo metu ir kituose, Jungtinės valstijos nenori kariauti su Rusija, nėra pasirengusios kariauti su Rusija. Todėl viskas, kas bus nuspręsta susitarimų rėmuose. Bent jau ta kryptis, apie kurią šiandien paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas, apie ją Rusijos prezidentas kalbėjo ir anksčiau visada. Ir jei kalbėta apie garantijas, kurias Jungtinės valstijos suteiks Ukrainai, manau, kalbėta ir apie garantijas, kurių Rusija reikalaus iš Jungtinių valstijų savo. Rusija daug labiau domina ne Jungtinių valstijų garantijos Ukrainai, o tos garantijos, apie kurias Putinas kalbėjo 2021 metų gruodžio 15 dieną. Tai buvo, yra ir bus darbotvarkėje. Niekas to nenuėmė nuo stalo. Kad ir kaip bandytų nuo to nusikratyti ir sakyti, užsimerkė,
to nėra, Europoje šiandien ir Jungtinėse valstijose tai supranta. O saugumo garantija tai savoka ne tik tam, kad būtų užtikrinta valdžia Zelenskiui. Tačiau šiandien pasaulyje niekam neįdomus nei Zelenskis, nei jo valdžia. Bet turbūt neatsitiktinai, vėlgi jau po šio susitikimo Trumpo lūpose nuskambėjo mintis, kad Rusija galinga šalis, o Ukraina ne. Ir Zelenskis turi tai suprasti. Kaip tai atrodys praktiškai? Kol kas tai klausimas. Bet mano manimu, svarbiausia yra tai, kad kai tik pradedama kalbėti apie taiką, iškart atsiranda daugybė savokų iškraipimų. Taika, paliaubos ugnies nutraukimas. Atrodo lyg ir tas pats, bet iš tikrųjų visiškai ne. Kiek metų jau Rusija pabrėžia, kad mums nereikia tiesiog nutraukti ugnies, mums reikia pasiekti tvarę taiką ilgesniam laikui į priekį. O visą tą laiką ir ta isterija, kuri buvo ir emocijų kurstimas prieš šį susitikimą, visa tai buvo nukreipta į tai, kad reikia čia ir dabar sustabdyti karinius veiksmus. Bet juk mes jau tai esame patyrę. Tokie sustabdymai reikalingi tik persigrupavimui, perginklavimui ir taip toliau, ir taip toliau. Na, Rusija jau padarė tiek klaidų, pasiduodama vienokiems ar kitokiems apibrėžimams, kurie atrodė panašus ir demonstruodama gerą valią. Manau, kad šiam dalykui limitas jau išnaudotas artimiausiam 1000 metų. Labai šiltai ir nuoširdžiai skambėjo iš Putino lūpų, bent jau tada, kai jis kalbėjo apie kaimyninius santykius. Ir jis taip pabrėžė tai, kad pažiūrėkite, tarp Rusijos ir Amerikos salų tėra vos 4 kilometrai. Čia turime Aliaską, tai apskritai unikali teritorija, apie kurią kalbėjome pradžioje. Ji tarsi buvo Rusijos, dabar, žinoma, be abejo, Amerikos, bet tai mūsų bendra istorija. Jis prisiminė didįjį tėvynės karą, paminklą, juk ne šiaip savo jis aplankė vietas, kur palaidoti sovietų lakūnai. Ir savo kalboje po spaudos konferencijos jis taip pat ne šiaip savo tai paminėjo. Kitaip tariant, jis visą laiką pabrėžė, kad turime daug bendro. Kaip manote, ar ateityje pavyks sugyventi kaimyniškai? Ne veltui sakiau, kad viena iš pagrindinių aptartų temų buvo Arktis. Būtent tai yra bendri tiek Rusijos, tiek Jungtinių valstijų interesai. Arkties vėjai yra bendro susidomėjimo objektas. Šiaurės jūros kelias. Jau sakiau, kad tai naudinga tiek Jungtinėms valstijoms, tiek Kinijai. Geografija yra ta pati geografija. Ir iš Sietlo, ir iš Los Andželo, ir iš San Francisco naudotis Šiaurės jūros keliu yra naudingiau, beveik taip pat kaip ir iš Šanchajaus. Todėl Šiaurės jūros kelio atskyrimas Jungtinėms valstijoms taip pat yra išties svarbus. Ir mažai kas tai iš tikrųjų supranta, mažai kas apie tai kalba, nes visi vaikosi sensacijų ir greitų naujienų, bet iki 30 metų pasaulyje smarkiai ir ženkliai išaugs energijos išteklių poreikis, nes trūks elektros energijos, kadangi skaitmeninės valiutos ir dirbtinis intelektas reikalauja milžiniško ir tiesiog neįtikėtino kiekio elektros energijos. O iš kur jos gauti? Ir vieni iš didžiausių pasaulyje potencialiai neišnaudotų elektros energijos išteklių yra po šiaurės ledynų vandenynų. Tai Šveicarija. Jungtinės valstijos tuo domisi. Jie nori kartu su Rusija uždirbti iš elektros energijos gavybos, energijos išteklių išgavimo ir visų pirma aprūpinti savo šalį reikiamų elektros energijos kiekių. O tam, kad visos šios problemos būtų išspręstos, visas pasaulis turi tik 5 metus. Jungtinės valstijos turi 5 metus, nes jos išsikėlė tikslą per 5 metus pasivyti ir neleisti Kinijai aplenkti Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto srityje. O ne visi pakankamai teisingai ir gerai supranta strateginę dirbtinio intelekto reikšmę. Ir garso ginklas, kuris dabar
Ir Jungtinės valstijos tik rugsėjį pradeda diegti pirmuosius pavyzdžius į ginkluotę. Bet aišku, jis bus. Jį galima valdyti tik naudojant dirbtinį intelektą. Kai skrydžio laikas yra 5–7 minutės, žmogaus smegenys nesugeba to išspręsti. O visos ginkluotės sistemos, kurios dabar pereina sausumos, jūrų, oro, tai tinklinės sistemos. Tai vienu metu sprendžiamos dešimtys, šimtai užduočių besikeičiančioje situacijoje su valdymo vertinimu. Tik su dirbtiniu intelektu tai įmanoma. O tai energija. Vėlgi, šios dvi problemos apie dirbtinį intelektą ir jo plėtrą. Štai Jungtinės valstijos išsikėlė tikslą iki 30 metų į dirbtinio intelekto plėtrą investuoti $1 trilijoną. Tačiau, kaip visada tokiuose skaičiavimuose, to bus per mažai. To bus per mažai, reikės daugiau. O pinigai tai ekonomika. Spausdink, kiek nori, kiek tas spausdinimo aparatas beprigamintų. O ko reikalauja ekonomika? Taikos. Karo veiksmų nevykdymo. Todėl šiandien Jungtinės valstijos, kaip pasakė Trumpas, aš noriu, kad visi pasaulio konfliktai būtų išspręsti, nes mes neturime nei jėgų, nei pinigų švaistyti tokioms smulkmenoms, nes pralaimėsime svarbiausią dalyką. Tas, kas pralaimės dirbtinio intelekto srityje, pasitrauks iš pasaulinės arenos. O štai kas vyksta dabar Ukrainos teritorijoje, rytų Europoje. Kiek šis požiūris į gyvenimą ir gyvenimo būdas šiandien yra pasenęs? Taip, jis pasenęs, nes įvyko tas pats, kas įvyko prieš 100 metų XX amžiaus pradžioje. Moksliniai atradimai visose srityse – ryšių, metalurgijos, branduolinės energijos srityse lėmė tai, kad atsirado visiškai nauji visuomenės poreikiai. Tie, kurie prie jų neprisitaikė, pasitraukė iš arenos. Juk kurių sutuoktiniai XX amžiaus pradžioje užsiėmė radiju. 1939 metais Didžioji Britanija pradėjo kurti branduolinį ginklą, o iki tol radis buvo naudojamas laikrodžių ciferblatams dažyti, kad jie šviestų tamsoje. Tai tik vienas mažas. Kada apskritai fizikai pradėjo kalbėti apie grandininę reakciją? Štai 30 metai. Tas pats šiandien vyksta ir su dirbtiniu intelektu. Jis sukelia branduolinio ginklo efektą. Nors tada to nesuprato, o dabar jau supranta. Informacijos vertinimo, visų sistemų koordinavimo, teisingo sprendimo priėmimo greitis ir lemia sėkmę arba nesėkmę arba pergalę. Kas tai padarys greičiau, tas ir laimės. Kas uždels bent sekundės dalį, tą galima nurašyti. Prieš pat Putinui ir Trumpui susitinkant įvyko dar vienas dalykas. Trumpas paskambino Lukašenkai. Jungtinių valstijų prezidentas nėra skambinęs Baltarusijos prezidentui. Na, aš nežinau, turbūt niekada. Jie pasikalbėjo. Pokalbis buvo išsamus, konstruktyvus, bet tai tokios diplomatinės formuluotės, tačiau kartu, jei būtų buvę kitaip, ir formuluotės būtų buvusios kitokios ir labai draugiškos. Kodėl būtent prieš susitikimą Aliaskoje? Todėl, kad žvelgiant į Baltarusiją ir Rusiją, Trumpas protingai suprato, kad ir su Baltarusija reikia užmegzti gerus santykius, konstruktyvius. Iš jo požiūrio taško jis teisus. Ir Baltarusijai, ir Lukašenkai tai yra didžiulė sėkmė. Ir tai patvirtina, kad ta politinė linija, kurios jis laikėsi, pasiteisino. Ir tai turės tęsinį.
Bet aš nežinau, kaip atrodys Trumpo vizitas į Minską. Manau, jis atrodys puikiai. Baltarusijos prezidentas pakvietė Jungtinių valstijų prezidentą į Minską, taip ir šis priėmė kvietimą. Be to, pakvietė atvykti su šeima bet kurio patogiu metu, žinoma. Ir kaip atrodys Lukašenkos vizitas į Jungtinės valstijas, taip pat įdomu. O štai man toks klausimas. Ar jūsų kaimynai lietuviai neišėjo į užgėrimą iš sielvarto? Juk jis pavadino Lukašenką su visais.